Sveiki, mėlėjai Vištyčio Respublikos gyventojai. Su jumis Juta ir Rūta. Sveikiname įpusėjus atostogų savaitę Vištyčio Respublikoje. Nieko nelaukdami skubame žiūrėti, ką mums atnešė trečiadienis, stebime žinias. Sveiki, mūsų mėlėjai žiūrovai, šiandien tęsime ekskursiją po Vištyčio apylinkes. Šiandien atvažiavome į Vištyčio pasienio postą, kur tikimės pamatyti daug gražių treniruotų vyrų su dar gražesniais vilkšuniais. Pažiūrėsime, kaip naikinama kontrabanda, kurią surenka iš mūsų, ir stebėsime, kaip dirba mūsų šaunieji Lietuvos vyrai. O, sveiki, vieni, gal galima paieškėti, nekės, kad tai išvedėm kažkas na. Krūviai tarnyba didelė, kad iš to dabar 3 metus žmogus dirbs, tai jį reikėtų nusipti jau Paulina! Rūta, kasgi čia vyksta? Šlapios kaip vištytės. Trečiadienis puikia diena, nes apsilankėme Vištyčio užkardoje. Pamatėme tikrai labai daug gražių ir raumeningų vyrų ir dabar stengiamės būti panašius į juos. Sveikas, Pijau, daug pastausiu tau dešinę. Aš tavęs labai norėjau paklausti, koks yra jausmas būti jauniausiu Vištyčio Respublikos piliečiu. Nežinau, nėra lygių man tada. O kodėl tau nėra lygių, tu esi geresnis už visus? Prastesnis. O kodėl? Nežinau, mažesnis. Kodėl? Bet jeigu, žinai, svarbu sako ne ūgis, o smūgis. Ar tu galėtum kam nors taip smūgiuoti taip, kad ar turi kokį talentą, kuriuo galėtum smūgiuoti ir nerastum savo lygių? Kaip tu manai? Gal. Gal. O sakyk, ar tu užaugęs būsi verslininkas? Nežinau. Tu pasakyk į kamerą taip ir tada būtų reportažas bus labai geras. Sakyk, aš užaugęs būsiu verslininkas. Nekompromituok vaiko. Sako, kad turi gyslelę. O iš kur visi žino, kad tu turi gyslelę? Mama sako. Mama sako, o ką tu tokio padarai, kad mamytė tai pasakė? Turgui pardavinėjau daržus. Mėlėjai žiūrovai, baisiausiai lyja ir čia matome nusiminusias ir gyvenimo sunkumų prislėgtas vadovės. Jų veiduose matyti tik liūdesys, gero gyvenimo ilgesys ir civilizacijos troškimas. Nežinoma, kad Vištyčio džiunglėse tokios tropinės audros būna dažnai ir jos skatina didelę depresiją, kaip per rudenio lietus. Yra plius, kai kurie žmonės yra išradėjai. Nu, papasakok, yra savo išradimą. Pavyzdžiui, kadangi taip stipriai lyja šiandien čia, tai aš prieš eidamas taip pagalvojau, kadangi man rūbų reikėjo plauti, jau čia išgyvenu kiek 3 dienas, tai man tikrai reikia išsiplauti rūbus. Aš apsirengiau, užsipyliau filmo miltelių. Taip. Jie yra Fox filmo milteliai. Būtinai Fox. Na taip. Ir neskalbimo mašinom ir, kaip matot, spalvotam rūbam. Taip, ryškiai. Nuostabi kokybė. Nuostabi kokybė. Pirkite Fox. Marškiniai nenauji, taip. Čia tik tai naudoju Fox. Štai Dalius ir Karolis. Ar jaučiatės sulyti? Nelabai. Jūsų lietpaltis pakankamai apsaugo nuo lietaus. Manyčiau taip. Karoli, kaip jūsų lietpaltis? Apsaugo, bet reikia. O iš kokių pinigų nusipirkote lietpaltį, jeigu esate bedarbis? Na, tiesą pasakius, prieš šią atvykstant aš dar nebuvau bedarbis. Ai, viskas aišku. Dėkui, kad pristatėte mums savo išlaidų O planą. dabar keliaujame, mėlėjai, ekstremalių situacijų mėgėjai. Štai šitą audrą pasiruošę tikram svanui. Kaip sakė karalius Saulė, mano amžiui užteks po manęs, nors svanas. Mėlėjai žiūrovai, dabar mes keliausime į namus per audrą. Pažiūrėsime, kaip mums tai pavyks ir tikėkime, kad vakare susitiksime, kai žiūrėsime vakaro žinias. Tikėkime, kad mes spėsime išdžiūti iki vakaro. Taigi, esame visiškai basomis. Taip, visai basomis, visai basomis. Ką? Ir bėgam. Bėgam! Egzistencinis bulvio šokis. Prieš jūsų akis teisingumo ministras Lukas. Sveikas, Lukai. Kaip sekasi?
puikiai. Taigi, tai šiandien iš ryto visos Vištyčio Respublikos gyventojus nustebino naujoji konstitucija. Ar tai tiesa? Taip. Puiku. Na ir kaipgi sekėsi jums tą konstituciją parašyti? Mums atrodė, kad sekėsi puikiai, bet vėlgi jau mūsų Respublikos piliečiai randa spragas. Ar ilgai dirbote prie konstitucijos? Taip. Galbūt galėtumėte pasakyti, kurios socialinės mūsų Respublikos grupės konstitucijoje nuskriausos labiausiai ir kurioms suteikiamos didžiausios pilietinės laisvės? Visiems teisės suteikiamos vienodos. Puiku. O kokių spragų rado piliečiai? Tarpusavį susikertančių įstatymų. Ar stengsitės jas ištaisyti? Būtinai. Kokiu greičiu maždaug ištaisysite mūsų konstituciją? Kuo greičiau. Na kągi, Lukai, ačiū už tokį trumpą ir greitą interviu, sėkmės darbe. Šiandien, mielieji, žiūrėjome nuostabų filmą apie patyčias, kuris vadinasi Klasė. Po jo vyrė labai karšta diskusija apie tai, kaip turėtų būti elgiamasi ir ko turėtų būti įmamasi, kad išvengtume patyčių. Bet daug skirtingų kelių ir daug skirtingų situacijų, iš kurių veda skirtingi išėjimai. Todėl, manau, diskutuoti, kaip išvengti patyčių yra tas pats, kas šnekėti, kas atsirado pirmas, višta ar kiaušinis. Todėl šiuo klausimu norėtume pakalbinti mamytę ir mokytoją Editą. Ką jį mano apie šią problemą? Tai sveiki, mėlėjai žiūrovai, dabar mes kalbiname žavėją Editą ir norėtume paklausti, kokia jūsų nuomonė apie mūsų diskusiją ir jūsų pačios nuomonė apie patyčias. Aš kaip jau ką tik ir minėjau, netoleruoju, to būti negali ir taškas. O kodėl jūsų nuomonė yra tokia kritiška, kad to negali būti? Galbūt tai galėtų būti tam tikrų... Galbūt koks galėtų būti sprendimo būdas patyčių? Sprendimo būdas? Šnekėkimės, gerbėmieji, šnekėkimės ir dar kartą šnekėkimės. Taigi, mėlėjai, pasišnekėsime per kitas žinias. Sveika, Daina. Tave kalbina Vištyčio televizija. Taip. Šiandien mes savo žiniose kalbame apie tą filmą, kurį žiūrėjome Klasę. Taip. Ir norime paklausti tavęs kaip diskusijos vedėjos, kodėlgi pasirinkai rodyti šį filmą? Visų pirma, tai nebuvo mano asmeninis pasirinkimas ir šį filmą nutarėme rodyti visi. Dėl tos priežasties, kad tai yra aktualus filmas ir mums yra svarbu žinoti apie tokius dalykus. Be to, jį darė estai, o estams reikia padėti populiarinti jų kiną. Tai čia irgi vienas iš kriterijų. Labai puiku. O ką manai apie diskusiją, kuri įvyko po filmo? Diskusija, manau, šiaip ne taip, bet pasisekė ir pasisekė visai galbūt gerai, nes buvo labai visi aktyvūs. Tik tai... Matom. Matė, jas. Taigi. Čia tinka visai mūsų filmo temai apie smurtą ir apie... Kągi, Daina, ačiū tau už trumpą interviu ir Rūta, kaip sakant, laksta. Dėl to pardavimo turim taip. Jaunuomenė mokosi šokti salsą. Prakaitai žliaugia, kamera neatspindi. Salsos ritmai užvaldė bankininko širdį. Nuostabu. Televizijos žiūrovai, ant mūsų ropoja žiogai, ypatingai ant balio, ant mūsų pirmininko. Smagu. Sveikas, žiogė. Šiandien tiek. Linkime, kad pasaulis rytoj neapsiverstų aukštyn kojomis. Ate!